Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Šiandieną atsakau į keletą žinučių, jos buvo praktiškai identiškos, supratau, kad jums rūpi. Rūpestingos mamos sako, kodėl ta Baskienė sako, kad iki 22 tie vaikai turi šmurkšti iš namų. Nepatinka to mamom. Kaip jau jūs norite, taip jūs darykit, bet kad jau klausėt, aš jums pasistengsiu atsakyti. Kodėl iki 22 metų? Jeigu mes imsim pačią matricos sandarą arba sistemą arba mechanizmą, tai ji veikia, jos konstrukcija yra sudėta skaičių sekos pagrindu. 1, 2, 3, 4 ir ta visa besitęsianti skaičių eilė. Jeigu mes ją sugriautumėm ir perdarytumėm eilę 1, 4, 6, 8, 9, architektūriniai pastatai sugriūtų, nieko mes sijono nepasiūtumėm, nes viskas remiasi į skaičių seką arba kitaip, jeigu paveikslais kalbant, tai į algoritmą. Todėl, jeigu mes imsim pačią schemą Žemės, kaip sakom, kad 52 kodai arba gyvenimai yra kiekvienos sielos kelyje, jį turi ateiti tiek kartų būtinai ir išgyventi su tuo susijusias pamokas ir pasiimti patirtis. Tai pirmoji ta gyvenimų dalis yra iki 13 gyvenimo. Ten mokosi siela meilės ir jausmų pamokų. Nuo 13 iki 26 siela mokosi intelekto žinių ir semėsi šitose srityse. Nuo 27 iki 39 ji mokosi uždirbti, tapti savarankiškai, finansiškai apsirūpinanti ir tinkamai, prioritetiškai sudėlioti finansų vietą gyvenime. Ir nuo 40 iki 52 siela mokosi suprasti, kas yra laisvė, kad tai yra didžiausia vertybė mano ir kitų laisvė. Jeigu mes šitą mechanizmą iš visatos sandaros, būtent Žemės ėjimo pamokų, perkelsim į žmogaus gyvenimą. Kodėl perkelti reikia? Todėl, kad mes žinom, pasaulis sukurtas panašumo arba tapatumo principų. Ir kai perkeliam į smulkesnę plotmę, ką mes matom? Kad žmogus iki 13 metų ten analizavom gyvenimus, dabar smulkesnis mechanizmas, todėl metai. Iki 13 metų žmogus eina tas pačias tokias brandos dalykus. 13 metų mes virstam į vyrą ir moterį, iki to mes būnam paaugliai ir vaikai, ar ne? Tai iki 13 tokie jausmai, bet tokioj srity suvokimo pasaulio, nemeilės dar, ar ne iki 13 metų. Nuo jau 14 iki 26 eina meilė, eina šeimos dalykai ir intelektas. Todėl nuo 13 iki 26 metų pats palankiausias laikas ir pats didžiausias potencialas kurti šeimai, gimdyti vaikams ir va šitiem visiems dalykam. O nuo 26 metų jau žmogus turi išeiti į finansinę nepriklausomybę, mokėti generuoti finansus, uždirbti, pastatyti finansinį gerbuvį kažkokį. Tai kai mes kalbam, kodėl reikia išeiti nuo 22 metų palankiausiai išeiti, todėl kad 27 jau tu turėsi pats kurti tą gerbuvį. Ir jeigu tu 22 neišeisi, 27 tu, kaip, žinot, kaip įmestas būsi į vandenį ir tu nieko ten negalėsi padaryti. Tau iki tų 27 reikia šiokių tokių patirčių. Todėl 22 metų palankiausia bent dalinai išeiti į priklausomybę, nes mes tėvai dažniausiai pirmą išsilavinimą vaikams finansuojam ir šiaip morališkai palaikom ar leidžiam gyventi savo namuose, tai yra normalu, gražu ir tikrai taip turėtų būti. Ir tada, nuo 22, jeigu žmogus išeina bent į dalinę kažkokią, kuris gali užsidirbti kažkiek, prisidėti prie šeimos, jis vis tiek eina tinkamai ir teisingai. Bet jeigu 22 jis neišeina į savarankiškumą, pažiūrėkim arkanų metodiką, ar ne, kaip mes visada darom. Jeigu 26, tai minus 22. 22
mes traktuojam kaip aukščiausią dvasinę laisvę. Reiškia, žmogus iki 22, jis turi tam tikrą prasme išeiti į laisvę. Šiuo atveju ta laisvė yra iš tėvų lizdo. Turi išeiti į laisvę kūrimo savo lizdo. Jau rinkti patirtis, tuos šiaudelius sukimui savo lizdo. Ir jeigu jis 22 neišeina, ką mes matom? 23 arkanų metodikoje kaip yra, -22, 1. Jis praranda laiką, jis vėl lyg metamas atgal ir jis nepradeda naujo rato. Jis pirmą ratą vėl pradeda eiti iš pradžių. Todėl, kas šiandien vyksta gyvenime, ar ne? Kadangi šiandien tėvai labai ilgai toleruoja vaikų gyvenimą jų namuose, moka už pirmą išsilavinimą, už antrą, gamina valgyt, skalbia, viską išlaiko, nežinau, iki kiek, tikrai iki ilgai, lyginant su tuo, kaip buvo anksčiau. Kas dėl to atsitinka? Jie daug vėliau savarankiškėja ir daug vėliau pradeda kurti šeimas. Jeigu žmogus išeitų 22 savo savarankišką gyvenimą, jis 26, kada pats geriausias potencialas tikrai didžiąją dalimi sukurtų šeimą. O dabar, kai jis maždaug iki 26 dar priklausomas, tai jis tą šeimą sukuria gal 35. Suprantat, panašumo principas, tapatumo principas ir ryšiai matricos. Čia prasislinko amžius ir čia prasislinko. Ir kada jam jau reikia daryti finansus, statyti finansinį gerbūvį, jis tada pradeda statyti šeimą. Dažnai aš girdžiu sociume, kaip sako, dabar vaikai protingesni, vėliau viską daro ir tai manau, kad tikrai ne dėl to, kad jie protingesni, o dėl to, kad jie nustūmė ciklą. Tai ciklą jūs nustūmėt tik todėl, kad tas prasitempė. Vėliau tapot savarankiški arba netapot ir vėliau todėl sukūrėt šeimą. Tai žinot, kaip skaičių eilės mes nepakeisim, kaip mūsų fiziologija yra tokia, kokia yra ir 13 metų panašiai vyksta tie virsmai organizme. Tai nepriklausomai koks laikmetis tai vyksta, todėl kad matrica programų nekeičia tų žmogiškųjų, jos yra nekintamos kaip ir vertybės. O tai, ką jūs prastumėt, tai ne dėl to, kad jūs protingesni negu anksčiau buvo vaikai, arba kaip nors gudriau mokat viską daryti, neapgausit gamtos. Tai yra dėl to, kad jūs tiesiog vienas ciklas prasistumė ir antras. Laiko jums neišeis apgauti, kaip ir skaičių sekos atšaukti jums taip pat nepavyks. Tai šiandien, kai žiūriu į procesus, kurie vyksta, ar ne, kaip vaikai auga, aš galvoju, mums anksčiau buvo žymiai lengviau, todėl kad mes mažiau ieškojom metodikų, kuriomis remiantis auginti vaikus, o tiesiog gyvenom ir tie vaikai gyveno kartu ir malėsi visose tose girnose kartu. Ir jie anksčiau ir tapo tokie savarankiškesni ir mes gal mažiau juos vyniojom į vatą. Tai tas gavosi tikrai žymiai geriau. Šiandien tas nesavarankiškumas, didžiąją dalimi, ką man tenka matyti sociume, jis tiesiog ir mūsų pasauliui neduos savarankiškumo, neduos pasitikėjimo savim, nes kokie mes, toks ir yra mūsų pasaulis. Tai kiekvieno mūsų teisė rinktis, kaip jis sudėta suprasti, taip pat kiekvieno mūsų teisė. Aš tik norėjau pakomentuoti, kodėl 22 metų. Todėl, kad pavasaris ateina kovą ir todėl 22 metų. Ačiū už dėmesį.